Labas rytas. Šiandien šalime Šiaurės Pakistano kalnų regione lankysiu unikalią tautą, kuri turi išsaugusi savo pirmykštę religiją ir kultūrą. Keliaujant per Aziją, niekas taip neaudrino mano vaizduotės, kaip troškimas aplankyti vieną paslaptingiausių ir įdomiausių šio žemyno genčių. Kiekvienas vingis siaurais akmenuotais Pakistano kalnų keliukais artino prie vietos, apie kurią seniai sklido legendos. Po daugiau nei parą laiko trukusios kelionės, lydimos rizikos ir nežinomybės, pagaliau pasiekiau atšiaurų Kalašo slėnį, priglūdusi prie pat Afganistano sienos. Ten, kur pasaulio akis retai užklysta, laukia diena, kupina paslapties ir naujų atradimų. Atėjau Kalašo žmonių kapavietę, laidojimo vietą. Tiesą pasakius, vaizdelis šiek tiek kraupokai atrodo, nes karstai palikti atviri, kad mirusių žmonių vėlės galėtų laisvai iškeliauti į dangų. Tai toks neįprastas vaizdas mum. Vau, kokia graži senovinė sodybėlė. Tik per filmus tokią esu matęs. Ir gyvūnai gražus. Nu, ko čia pyksti? Aš ne priešas. Hello. Papa. Hello, sir. Английский. Yeah, tourist. Hello, Ishpata. Ishpata. Ishpata, okay. Ishpata. Europe, Lietuva. Pirmą vietinį žodį patį pagrindinį išmokau. Išpata reiškia labą dieną. Jūs tik pažiūrėkit, kokia įdomi gyvenvietė vietinių Kalašo slėnio žmonių. Atrodo, kad į vieną krūvą tiesiog sulipdyta 14 namukų. Keletas būtų toks kaip pavilys. Išpata. Išpata. Europe, tourist. Europe. Hello, Ishpata. Urdu speaking. Urdu आपके से है, आपके नाम के है. Small, little. Thora. Thora, yeah. Small. Nu va, Kalašo slėnio kaimeliuose musulmonai ir vietiniai etniniai gyventojai draugiškai gyvena. Kartu eina. O, Išpata. It's town, village. Yes, it is town. It is no problem. You can visit here. Okay. And you Kalash? Yes, You I am Kalash. Okay. Your name? Bahadur. Bahadur. Okay. Yes. Nice to meet you. Will. Willis. Hello. Išpata. You sell here souvenir. This is traditional for girls. Nu, panašu šiek tiek į lietuvišką gal. Lietuvaitės irgi tokį nešioja galvos apdangalą per šventės tradicinės. Very beautiful. Nice, I like. Nice Kalash traditions. Kaip įdomiai čia viskas atrodo. Kartais jaučiuosi kaip į viduramžius papuolęs. Išpata. Nice place here. This is our dancing place. Oh, dancing festivals. Yes, festival. Your name? Babur Kalash. Babri Kalash, okay. You? Willis. Nice Willis. to meet you. So you have 3 festivals? Yes, 3 festivals. Okay. So it's the main place in Kalash Valley? This one, yes. Oh, okay. How many people come here during festival? A lot of people. Not full. Full of them. Jata Khan. What does it mean? What the people die. Oh, okay. That. Death ceremony also here. So we have very interesting traditions. Yeah. Yes. Old traditions. This is the temple. Jata Khan. Oh, temple. It's a main temple or a Kalash or? Yes, Kalash language Jata Khan. The other language temple. Oh, This is temple. very nice temple. You make a fire here? And also death ceremony here. Death ceremony, okay. People die 2 days here. Very old paintings. And it's your gods?
No, just a sample. Symbol. Okay. Very unique place. The first time see temple like this. Feels very spiritual. Thank you so much for showing this nice place. Yes. Honeybee house. It's very interesting. First time I see honeybee house like this. Seku paskui vietinį. Sakė, dar vieną labai įdomią vietą parodys. This is gods or? No, it's not just a symbol. Symbol. Yes. I see some blood here. See, it's from rituals? Yes. So you kill some animals here? Or? Yes, I'm gonna come here and cutting for animals here. Cows? Goats? Goats, yes. Goats. Come here, yes. Okay, so it's very old tradition just Very old tradition, yes. Cut the goats here and pray. Pray, okay. Pasirodo, ne tik senovės majai aukodavo gyvulius, bet ir Kailašo žmonės. Kaip įdomu. Tikrai matosi kraujo žymės čia ant sienos. Hello, Ishpata. How you play? Also cricket. Yes. Only like girls have traditional Yes, dressing yes, and men you don't. Yeah, don't just like. But during festival you have. Yes. So it's everyday dress. Yes, every day, For girls, for women. Very nice, very beautiful to see this. These people here. You make clothes. Nors vyrukai ir parsidavė vakarietiškom madom, bet merginos šaunuolės savo kasdienius darbus atlieka su tautiniais rūbais. Panašu, kad pagaliau radau Kalašo dievų skulptūras. Hello, Ishpata. Ishpata. Kalash Valley is very beautiful. I like area. Shishak, boy shishak. Beautiful shishak. Shishak, okay. Beautiful. Okay. I try to learn some Kalash words. It's very unique place and very nice people here. Sit down. Okay. Smile, please. Va, kokių skanėstų gavau. Looks very nice and taste good taste. Ačiū gražiosiams Kalašo moteriams už kokias skanės vaišės. Thank you so much. Na va, kokios draugiškos ir geraširdės tos Kailašo moteris privaišino čia visokiais skaniausiais patiekalais. Labai įdomi Kalašo slėnio namų konstrukcija, dar niekur taip nesumatęs, kad medis būtų taip surištas su moliu ir su akmenim intarpuse. Where are you from? Europe, Lithuania, small country. Lithuania. Yeah, small. Come here. Come here. Stay here. Yeah, people are good. Yeah, nice. Good. Okay, thank you, sir. Come in. Come back, yeah, okay. Come back. I have a student, okay? Okay. Va, kaip žmonės senoviškai gyvena. Lietuvoje tokių dalykų nepamatysi. Ishpata. Hello. How are you? Fine. Ishpata. Welcome to Europe, Lithuania, small country. Europe, Anita. Europe, yeah. Europe. Žanų kalnų jau konservatyvusis Afganistanas, o čia rami pagoniškos genties šeimos idilė. How do you say bye in Kalash language? Puška du parom. Okay, puška du parom. Bye. Iš tikrųjų egzistuoja keletas įdomių teorijų, kaip tokioje nuošalioje ir pasaulio užmirštoje vietoje atsirado unikali ir marga tautelė. Dėl europiečius primenančios išvaizdos ir helenistinės kultūros bruožų ilgą laiką buvo manoma, jog Kalašo slėnio gyventojai yra Aleksandro Makedoniečio karių palikuonis, kurie šios kraštus pasiekė 327 metais prieš Kristų savo didžiojo žygio į Aziją metu. Tačiau neseniai atlikti genetiniai tyrimai parodė, jog Kalašo gyventojai priklauso senoviniai indo-iranėnų genčių grupiai, kurie iš šios kraštus atsikraustė dar gerokai prieš Aleksandro Makedoniečio žygius ir izoliuoti giliai kalnuose sugebėjo išsaugoti savo unikalią kultūrą ir religiją, kai aplinkiniuose kraštuose išplito islamas. Hello, Ishpata. Muslim. Assalamu alaikum. Yes. Kalash, Ishpata. Two religions here. 3 Muslim, 2. Two Kalash. Okay. Bye. Bye. Brothers, friends, okay. Nice. I'm tourist Europe, in Lithuania, small country. Just wanted to see this place. Unique, very nice here. Can we have one picture together? Thank you so much, friends. Bye. Šaunu matyti ir girdėti, kad
Dviejų skirtingų religijų vyrukai draugiškai, broliškai gyvena kartu. Very unique place here, very nice. Okay. So. Your chai? Green tea chai? Green tea? You speak English good, yeah? No. This is my daughter English. Study Islamabad, Peshawar. Okay. In Chhatwal University. And teach you. No English. This is my Kalashi shop. Kalashi shop for girls. Okay, oh, for girls. This is nice traditions. And your name? Your name Shahigul. 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 Willis. Yeah. How do you say thank you in your language, Kalash language? Thank you. Khodapis. Hodapis. Okay, Hodapis. Thank you. Va, bičiuliai, šis pasaulis sugebėjo eilinį kartą mane nustebinti. Tikrai negalvojau, kad kažkur šiaurės Pakistane, netoli Afganistano sienos, atrasiu tokią unikalią tautelę, kuri išlaikiusi savo senovinės tradicijas ir gali jas puoselėti taikiai gyvendama su vietinė musulmonų bendruomenė.